Prašom mylėjusios klases pasitikti garsiais plojimais. Tai jų diena, jų šventė. Parodykime savo gimnazijos bendruomeniškumą ir džiaukimės kartu su dvyliktokais. Tokia nuostabia proga. Neleiskime mūsų tiek išklystantiems mokiniams nusivilti. Sukurkime pačią džiugiausią atmosferą, kokią tik galime. O dabar metas pasitikti tuos, dėl kurių ši diena tapo neeilinė. Paruoškite delnus, plosime daug. Now I'm left with water in my lungs. I am cold and I am numb in the night. Oh, the rivers of 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 the night.
Visi. Gerai. Jis čia. Kas gerai? Gerai neskamba kaip gerai. Tai žinai, neskambės. Kodėl? Kodėlgi? Tiesiog liko 100 dienų iki egzaminų, aš dar net nežinau, kur aš noriu studijuoti. O, tai yra labai daug. 100, net 100 dienų. Taip, O ko čia nežinoti? Viskas yra aišku. apsispręsti ir aš net nežinau, ką daryti. Ir kągi tau spręsti? Nėra ką tau spręsti visiškai. Absoliučiai. Viešbutis yra, šeimos verslas, turi šeimos rankose likti. Nu, bet aš nežinau, ar tikrai man tas skirta. Nepabandysi, nesužinosi. Kaip tik turi gerą progą. Bet aš netenku, pažiūrėk, man... Labai gražiai atrodo. Mama. Šiaušim šukuosim, Mama. patvarkysim akinukus. Gražuolis tiesiog. Kitą savaitę aš išvykstu atidaryti naujo viešbučio. Ką man čia daryti? O tu padirbėsi. Aš nieko nepažįstu. Susipažinsi, susirasi padėjėjų, Betgi tu viską gali. Tu gali. Na, gal... Pabandyk. Gerai. O, labas rytas. Labas rytas, sūnau. Darbo nuostatos, tai šitą nesąmonę. O, darbuotojai privalo būti pasitempę. Aš nepasitempęs. Kultūringa kalba. Žinoma kultūringa, kai aš dirbu viešbutyje. Labas rytas, žinoma, Grand Hotel. Taip, šampan būtinai. Rekomenduočiau galbūt sausą. 300 puiku. Šampaną. Šampaną galima? Mums yra didesni kviečia. Tai ką siūlai? Reikia, kad šitas dalykas neatsidurtų svetimose rankose. Klausyk, Lodai, jeigu ne tu, šitų problemų iš viso nebūtų. Kodėl tu padarai? Skandalą žuvus. Klausyk, mums nesibodo, nestovėsime, aš galvoju, kaip galima. Kaip moteris, tai problemos. Eikit, netrukdykit, pas mus Ai, vieną gerai, vietą. Noriu. Žemliau, prakalbėk. Ką, mano mielas kolega, nesiseka kortose tau? Tai gal pasiseks meilė? Jau geriau pasisektų. Sakyk man, ar pažįsti kokią merginą? Pažįstu, kuo tu mane laikai? Bet tada pasakyk, ar jinai moka šokti, nes pagal mūsų mafijos kodeksą jinai turi mokėti šokti. Vėlgi, kuo tu mane laikai? Na, bet tau vis tiek pasisekė, nes praeitą savaitgalį aš apturėjau vieną įvykį su vienu bičiuku, kuris buvo man skoloje. Ir aš jam pasakiau, kad aš jį paleisiu, jeigu jisai man parodys į panelės, kurios moka šokti. Deja, jis to padaryti nesuspėjo. Bet tų panelių vardus aš užsirašiau. Ir aš žinau, kad jos yra šiandieną čia šioje salėje. Todėl aš norėčiau pakviesti ant scenos Dianą Markauskaitę ir Redą Češkevičiūtę. Ir dar kviečiu
panelė Emilija Artemjeva. Taigi, pirmais norėčiau pradėti nuo to, kad labai gražiai atrodo. O visą antrą, tai jums reikės parodyti savo sugebėjimus. Jūs turėsite pašokti ir žiūrint savo kiekvieną raumenuką. O būtent jūs žiūrovai spręsite, kurį iš šių žavių damų yra nugalėtoja, savo plojimus. Taigi plokite atsakingai ir maestro, pradedam. Panelės, panelės. Nagi. Tikrai sušokat visai puikiai, aš čia žinokit jau įkaitau. Na, bet vėlgi mums reikia sužinoti, kągi mano publika ir ką pasakysit, ar ši panelė pasirodė puikiai? Ką galite pasakyti apie šią panelę? Šita graži dama raudono suknele pasirodė geriausiai. Kiek daug plojimų. Net sunku iš tikrųjų išrinkti. Todėl dovanos. Įteikia. Nagi, gerai. Ar padėsim jums? Da, palaikyk. Ai, nori pabandyti sviet? Pabandom. Prapatuka, nu bet vis tiek. Nu parodykit visiems. Parodykit šiams žmonėms. Gerai, grįžtam. Ačiū. Žymėjimas Grand Hotel šampano pristatymas. Problemos po vieną nevaikšto. Eik pažiūrėk. Bet aš nieko, greitai. Aš ant tavęs nieko nesakau, tiesiog sakau, eik pažiūrėk. Gerai. Problemos po vieną nevaikšto. Viskas prasidėjo. Labas rytas, Sergis, šampanas. Užžėjimas. Ką? Opa, man šampaniukas atėjo. Gal nelaikų truputuką užsikėjai? Dimonai, kokio verto nukvieti kambarinius, kaip pas mus tokie reikalai? Nieko, šampanu. Nu, nepyk, bet kaip šis vakaras būtų šampanu? Gal nelaikau, bet... Paleisk mane, jis man gali būti naudingas. Paleisk mane! Nespurdėk, dar kol kas nieko mes tau nedarom. Matai šitą lagaminį? Matau, paleisk! Jeigu tu nori likt gyvas, tu turi padaryti, kad jis nepakliūk į sąjungą. Gerai. Laikyk. Supratai? Supratau, Mes daugiau nesusitikime. Gerai. Supratai? Supratau. Tiesiog, lauk. O jūs kaip visą laiką įsikišat netinkamais momentais. Einam prisėsim. You left no time to regret.
won't say goodbye. Me and my head high and my teeth dry, get on without trying. You went back to where you know, so far removed from all that we went through. And I've read trouble, tried my odds this time. I go back to black. We only said goodbye once. I died 100 times. You go back to her and I go back to, I go back to us. I love you once. It's not enough. You don't know I love my life. Life is like hard, and now my tiny penny rolling on the walls inside. We only said goodbye once. I died 100 times. You go back to her and I go back to you. We only said goodbye once. I died 100 times. You go back to her and I go back to love. Kodėl šita salė tuščia? Kur yra gyvos? Kada jos atvažiuos? Dieve, kas čia vyksta? Kodėl? Aš manęs vis nepadažys. Kodėl mes kurie atvažiuoti? Esminė kompetencija polas Sniegas susivažinėja, kad iš šimtadienį sargiausia įvykiai kai kurių žmonių gyvenime. Nepažuosiu! Jo, tikrai, normalas. Kas čia skambina? O, jos. Nu, tai kada ateisit? Pradeda. I am so I'm mean, I'm rich, and I'm a little bit of a bitch. Кардецка. Ne, jos man netinka. Pakvieskite į sceną tikrasias šokėjas. Tikrosios šokėjos, kur jūs eik šok greitai? Estamos
čia tai pasirodymas. Tačiau, ar iš čia sėdinčių salėje taip pat yra gyvų? Pakvieskime ant scenos Arnoldą kunigėlį, Laurą Kelčą, Simoną Brolį, Igų Vaitkauską. Taigi, prašom atsisėsti. Ir kaip matot, jūs turite aukštakulnius. Prašom juos apsimauti. Taigi, kol mausitės aukštakulnius, aš jums paaiškinsiu jūsų išbandymo taisyklės. Jūs turėsite vaikščioti po visą aktų salę ir rinkti bučinius iš merginų. Jums taškai bus skiriami taip. 1 taškas bučinys iš aktų, 2 taškai nuo mokytojo arba administracijos atstovų, 3 taškai jau pas. Taigi, kai apsimausite šios aukštakulnius, stokite prie starto linijos ir pradėsime šį vyrišką žmonių. Ir šaltas! Leko, būkis! Lygiai dar vieną! Administracijos atstovai, vaiko! 10 taškų! Vaikutskas jau 15! Grigonis 30! Jau galite iš ant scenos. Manau, jau prisirankęs bučkių ir visokios. Taigi, gyvos pagal lenteles. Kol jūs mausitės batus, aš suskaičiuosiu taškus. Taigi, gyvos, atneškite man prizus. Ir laimėtojas tapo draugystė. Apdovanokite visi naujosios Vilniaus gyvas. Instead of silence, considered craving. And the line I was torn, missing teeth out of favor. Nickel beach, it was all gathering by the sunlight. And I woke heavy from the halfway stop. 5 whole hours and then I woke hard. I woke heavy with the life apart.
Kambarinės. Ką jūs matėt lagaminėlį, toks sidabrinį mokyklotį? Toks pat mažas sidabrinis lagaminėlį. Tu nesveikas? Aš ieškau lagaminų. Eik, nežinau, kas netrukdyk. Bet turbūt žinau, kas galėtų padėti jį surasti. Norėčiau ant scenos pakviesti 4 klasių auklėtojas. 4 klasės auklėtojas. Ketvirtos B klasės auklėtoja Rimutė Rimaitienė. 4 C klasės Sigita Kaikarė. 4 D klasės Kristina Deilosaitė. 4 E klasės Rita Plėšienė. Dabar kolega jums išaiškins auklėtojos mielosios taisyklės. Taigi, taisyklės yra labai paprastos. Visų pirma, jums akis bus uždengtos šiais gražiais akiniais, tarp kurios jūs nieko nematysit. Ir bus paleistas vaizdo įrašas ir auklėtas turės atspėti savo auklėtinių balsus. Vaizdo įrašo jūs nematysit, todėl turėsite pagal garsą atspėti, kuris iš jūsų auklėtinis. Tiksliau, ne kuris iš jūsų auklėtinis, o kurių klasė kalba. Ir jeigu manot, kad tai yra jūsų auklėtiniai, jūs tiesiog turit pažengti žingsnį priekį štai taip. O jūsų ovacijos tiesiog žengti į priekį, va taip. O jūsų ovacijos padės nuspręsti, ar mokytoja atsakė teisingai. Taigi pradėkime. Kartais tenka suvedus dantis ieškoti išeičių, išbandyti viską, kas įmanoma, kad pilkas dienos imtų švytėti taip, kaip seniau. O dažniausiai tai, ko buvo ieškota, išlenda tik tada, kai tu mažiausiai tikamas ir kaip prieinamas galas. Taip ir mes panašu, kad kurie pasiruošimo vaikystės pabaigai atrodome jūs. Ta, kuri mums tiesiai pagalbos ranką, kai jas reikia. Ta, kuris stengiasi kuo geriau mus parengti išdidžiai kelionį link mūsų tikslų, siekių ir, žinoma, universitetų. Kelionė besitęsiant. Jūsų Kas mano, kad ši mokytoja atsakė teisingai? Tai kuri mokytoja? Tai kaip, net pažįstat savo balsų auklėtį? Kaip supras? Prašome grįžti į vietas. Maestro, atsitraukti atgal. Gyvenimas pilnas netikėtumų, nereikia to pamiršti. Kai atrodo, kad prisijaukintas patogumas liks ilgam, jis išnyksta. Bet tai turi nutikti, kad ateityje pasirodantis geri dalykai atrodys dar geresni. Ačiū, kad atsiradote tada, kai mums jūsų prireikė, kad buvote mūsų gerasis globėjas. Nesuskubame pamiršti ir mus televizoriaus šventis judėjusio ir sekėsi kambarį. Jaučiamės laimingai galėdami pasilikti namie šalia mūsų žmogučiais, kurie linkėjo mums vien tik gero. Taigi, kuri iš auklėtojų atspėjo? Pradėkime toliau. Likus vos keliems mėnesiams iki tikrojo laisvės fonio mes ne tik džiaugiamės, bet kartu ir liūdime, kad mes pamatėmės kaip pačią pripratome. Prie ilgų koridorių, prie mūsų nutrintų suolų. Prie mokytojų, prie direktorės kabineto durų, prie jūsų. Dėkojame, kad leidote mums įgyti tiek malonių atsiminimų. Palikti jūs bus sunku, bet esame įsitikinę, kad būsimieji jūsų auklėtiniai jūs vertins taip pat kaip ir mes. Niekada nepamiršime jūsų juoko, niekada nepamiršime, kaip šaukėte mūsų vardus, su pykčiu, kitą kartą su šypsena. Nepamiršime, kaip liejate jo ašaras iš mūsų netikusių juokelių, kaip skardžiu balsu prispaudėte mus prie sienos. Niekada nepamiršime, kaip iškėlus jums ranką visi suprasime. Kad laikas išklausyti jūsų žodžią, nes jis niekada nebuvo sakomas be reikalo. Taip pat šį kartą prašome, iškelkite ranką ir parodykite, kaip nueiti ten. Kur kiekvienas trokštame atsidurti, tačiau nedrąsu tai pradėti. Na, kuri mokytoja? Ko gero negana, nejaugi net pažįstat savo auklėtinį.
Mama man sakė, kad mokykla bus mano antri namai. Niekada to netikėjau, galvojau, kad tai man niekada nieko nereikš. Bet vardan jūsų supratau, kad turėjau ne vieną mamą. Du žmonės, kurie mus užstodavo, auklėdavo, mokydavo ne tik skaičiuoti, rašyti, bet ir gyventi. Liko tiek nedaug. Galbūt apsilankymas ten, kur mūsiečiai, ir taip pat didėjo valia. Valandas apšvies į stabus grožio veidus ir padės mums suprasti, kaip viskas yra. Akivaizdu išvykti Estijos švietimo informaciją. Kur ta mano komanda? Vėl pakrūmiai sniego turbūt. Nežino, kada ateiti treniruotę. O! Davai vyrų lygiuojamės, ką tai man? Trėl! Čia. Na ką, chuliganai, banditai, vandalai ir vėl iš čia susirinkot, kai kokios bombos. Alfonsai, tu visą laiką prasileidi. Zenonai, čia ne biblioteka. Ir tu nebijok kaulio, kaip pelės bijai. Vaciuk. O, vaciukas gražuolis mūsų. Bet tu žinai, lakstyk daugiau paskui kaulį, ne paskui paneles. Broniau, kiek aš tau galiu kartų kartot. Mes lošiam pūlę, ne kašį. O, storai, gal blogai. Na tai ką man dabar su jumis sakys daryti? Kaip tai nieko? Ką man su jais daryti? Nieko, aš sakau, atsispaudimus daro. Tai davai, atsispaudim. O, treneris! Va, atsispaudimus. Treneris! Sveiki, treneri! Sveiki, treneri, kad jūs matėte... Kaip teisingai atsispaudimus daro? O, ką? Treneri, man lagamino
reikia. Kokį ranką be rankų čia geriau padaro, davai. Opa. Treneri, man lagaminų reikia. Ką jūs čia? Negi nemokat padaryti spaudimo, Supratot? Taip, klausau tavęs. Gal lagaminą matėt? O, mačiau lagaminą. Kur jisai? Pas tavo mamą. Na, jūs netokią sugebat padaryti, nu gerai, kelkitės. Gerai. Paliojatės, purvo. O klausykit. O kur kiti komandos nariai? Išėjo. Kur išėjo? Nežinau, kažkur. O kodėl? Nes jūs treneriai esat labai. Toks, nelabai. Ir labai dažnai reikia jūs iš krūmų traukti. Tiesiog kiekvieną treniruotę. Pakalbėsiu vėliau apie šitą. O, gal tu turi ką pasakyti? Ir jūs dar kaip kunigėlis moters neragavot. Ve. Na, jeigu jūsų nėra, kaip visą laiką leidęs kažkur, tai man reikia naujų komandos narių. Taip, kadangi mano atmintis bloga, aš esu pasidaręs tokį mažą sąrašiuką, kuriame susirašiau labai gerus futbolininkus, kuriuos matau štai šitoj salėje. Ir norėčiau juos pakviesti į sceną, pasivaržyti, kad galėtų jie prisijungti prie mano komandos. Tad į sceną kviečiu Povilą Kiaulėną. Jovitą Banevičiūtę. Aurimą Meškauską. Ir Rolandą Vinatą. Reikia gal geriau pasigailėti, gal teikite šiaip greičiau. O tu palaikymą matėjai. Nepagasiu. Gražiai visi išsirika. Tai va, taisyklės tokios. Kiekvienas gavot po šitą gražų apvalų kamaliuką. Aš jums duosiu 30 sekundžių, skaičiuosiu pats, nes turi technologiją naujausią. Ir jūs per tas 30 sekundžių turėsit kuo daugiau kartų įžongliruoti kamaliuką. Pademonstruok pasiau, kaip tai reikia daryti. Supratot? Viskas aišku? Pasiruošę? 3, 2, 1, pradedam. Opa, gerai. O tu greitai baigsi čia? Bronio, sakyk, kiek tu žadiravo šitas gražus jaunuolis? 49. 49. Bačiuk, o kiek šitą panelę? 69. Diemonai, žinai ką sakyti? Dievo storis, Dievo aštuonis. Na, ir storai. How much? 2. Na, tai laimėjo 6-9. Išsirinkti pagodą pinigų, kad nevertų. Galite išeiti.
ruošimės daryti atsitraukimus dabar. Tai va. Ką čia mano komanda? Čia mano aikštelė. Lauko tėtai, maloj salį. Dar lagaminas, su maršinukais čia negalima. Aš čia dirbu. Klausyk, Gedai, nemanai, kad reikia daugiau čia kebros pakačiavimo? Nu jo, Karolina, gal pasikeičiam kebros? Kviečiam. Taigi pirmasis bus Emilis Misiūnas. Žilvinas Galeris. Julius Dudelis. Ir paskutinis iš vaikinų Vytis Kavaliauskas. Tačiau tai dar ne viskas, mums trūksta 2 merginų. Pirmoji bus Uostė Lapėnaitė. Ir Dominyka Jazmova. Taisyklės yra tokios. Vaikinai turi iškelti merginą 30 kartų pažengti. Kurie bus pirmi, gaus apdovanojimus. Kai pasakysiu 3 pradedam. 1, 2, 3, važiuojame. Labai galbūt važiuoja. Vaikinai greičiau. Kaip dar šūkas, kažkokios nieko negali padaryti. Laukiam Rudenėko. Nepabėk panelės. A friend indeed, come build me up. Na, ko tu čia toks sėdi? Pasakok, kas atsitiko? Kad nežinau, nuo ko gali pasakojimą. Jūsų darbus ir patinka, žmonės puikus ir darbuotojai. Neturiu ko skųstis, bet aš susimau savo pačią pirmąją darbo dieną. Nežinau, ką daryti. Ką mums dabar daryti? Kad nėra ką daryti, aš sudalyvau nešvarime mafijos žaidime ir mafijos dabar nori mane nužudyti. Ir neliko ką daryti, mane deportuoti reikia. Klausyk, žiūrėk, turiu idėją. O jeigu aš paskambinčiau apsaugininkams ir pasakyčiau, kad jie peržinotų vaizdo kameras, jie tikrai turėtų kažkas surasti. Taip, bet tai nekeičia jokios padėties, aš lavonas. Vaikučiai, o štai yra. Galbūt jūs matysite mane.
Blogai, mama. Aš ir viską papasakok nuo pradžių. Aš susimoviau, mama, savo pačią pirmą darbo vietą. Negali. Prisimenu, kaip tu sakei, viskas bus gerai ir... Viskas bus gerai. Papasakok viską nuo pradžių. Juk ne pasaulio pabaiga. Aš manau, kad visas problemas galim išspręsti. Aš padaginau kažkokį mano lagaminį, tik jisai tikriausiai buvo labai svarbus. Bet gal galima kažkur tai surasti? Reikia sugalvoti planą. Juk ne pasaulio pabaiga. Kaip tai ne pasaulio pabaiga, mama? Man atrodo, kad reikia pagalvoti, kur paskutinį kartą tu buvai padėjęs savo lagaminą? Kur paskutinį kartą tu jį padėjai? Neįsivaizduoju, aš įtemptas darbas, aš nežinau ką. Mama, tu nepadedi nieko. Aš tau būtinai padėsiu. Palauk, ramiai, atsipalaiduok, pakvėpuok. Patikėk, ramiai, pagalvok. Aš ir buvau jauna, aš ir didelių klaidų. Taip, bet nuspriu kaip aš. Iš klaidų mokomasi, visuomet reikia išmokti. Ne. Aš manau, kad mes kažkas sugalvosim. Mama, tu negerai tos. Give me a second night. I need to get my story straight. Friends are in the bathroom, getting higher, baby, I'm busting. My melody is waiting for me. Just a glass of wine, my secret taken by some fantasies. Asking by the sun. I know I gave it to you months ago. I know you're trying to forget. But between the dreams and the things that holds my apologies, I'm trying not to take it back. So if I lose this, Take a breath, rest your head, close your eyes, you are right. Just lay down to my side. Do you feel my heat on your skin? Take off your clothes, blow up the fire. Don't be so shy, you're right.
Pažiūrėkit, kas tam lagaminė. Nagi, aš tau sakiau, kad viskas bus gerai. Čiagi pusėtas pečiai. Gali būti. Toks turtas, tokia brangenybė. Pusėtas pečiai. Pusę brandos atestato jau užsidirbo šiandieną. Mėlėmi klientai, gerbiami svečiai, mėly mokytojai, mėly kolegos, klasių auklėtojai. Šiandieną skaičiuojam 100 dienų, simbolinį 100 dienų iki brandos egzaminų pradžios. Gausit brandos atestatą, kuris įrodys visapusišką jūsų brandą. Aš linkiu, kad šitos 100 dienų jums būtų įsimintinos, jos būtų džiaugsmingos. Egzaminai tai tik tai vienas laiptelis, vienas žingsnelis į jūsų ateitį, kuris lemia daug, bet anaiptol ne viską. Nepamirškite šypsotis, džiaugtis, būti laimingais ir mylėti save, savo artimuosius ir savo mokyklą. To jums visiems ir linkiu, prieš įteikdama pusatestečius, kurie parodo pusę jūsų brandos šiai dienai. Čia nuostabia proga ir žinios, Grand Žinios Hotel viešbučio vardu kviečiu 4 klasių auklėtojas ant scenos. Todėl Audrykomis ovacijomis pasitikite 4 A klasės auklėtoja Vilma Adečaitė. 4 B klasės auklėtoja Rimutė Brėjansė. Ir 4 C klasės auklėtoja Sigita Kaikarienė. 4 D klasės auklėtoja Kristina Bėliauskaitė. Ir 4 C klasės auklėtoja Rita noriu padėkoti visom auklėtom už dalyvavimą čia, kad sugebėjot ateiti ant scenos. Viskas vyko puikiai. Ir tiesiog ačiū. Sveikinimai dar nesibaigė ir mes taip pat trečiokų kolektyvas organizacinis norėtume pakviesti vieną žmogą. Šarūnė, ar galima jūs, prašau? Mes labai norime jums padėkoti už tai, kad visą tą laiką jūs buvote su mumis, kentėte visus mūsų išdaigas ir žinom, kad jums tai kainavo labai daug nervų ir visokių ir šiaip
dalyko, asmeninio laiko ir taip toliau ir taip toliau. Todėl mes norime labai jums padėkoti. Ačiū mano komandai, aš nebuvau viena. Buvo auklėtojai, buvo mokiniai, buvo ketvirtokai, kurie nešė sumuštinus naktį. Ačiū bendruomenė, aš labai myliu. Ačiū visiems. Labai norėčiau padėkoti vienam žmogui, kuris mus tiesiog visus suvienijo ir be jo mes neturėtume nei šimtadienio jums, nei šventės jums, nei savo. Ir aš norėčiau, kad jūs irgi visi kartu su mumis pasveikintumėte Aną. Sveiki, draugai. Sveiki visi susirinkę, kas vyksta žemynoje kitokius pasikalbėjimus. Ir norėčiau šiandien į sceną pakviesti technologijų, gamtos gyvenimo ir technologijų skyriaus vedėją, mokytoją iš 231 kabinetą, dviejų vaikų mamą, moterį Žemaitijos. Įvedus į Google paieškos rezultatų randama 31. Tai norėčiau klausom ovacijomis pasikviesti Rasa Kazdauskį. Sveiki. Manęs prašau pasivaišyti. Prašau mikrofoną jums. Matot, garsistas pas mus blondinas, tai ką padarys. Veikia mikrofonas. Labas vakaras visiems. Norėčiau visiems priminti, kad galima užduoti klausimus Rasai Kazdauskienei pakėlus ranką. Geriausio klausimo autorius laimės nemokamą vokiečių kalbos pamoką. O blogiausias klausimas bus irgi vertintas į kelialapis tiesiai direkcinį pokalbį. Tai nieko nelaukdami ir pradėkime. Norėčiau, kiek jau pristačiau, jūs esate iš Žemaitijos. Tai mokate porą sakinių pasakyti tarmiškai, nes žinau, kad pats blogiausias dalykas, kai ne žemaitiškai šneka žemaitiškai. O norėtum eilėmis ar šiaip paprastai? Jeigu galite eilėmis. Tai tada visi žino šitą žemaitišką dainos ištrauką. Ir kas kalnelis taveilį yra, kad širdį bada tapsiu peilės. Jau mona širdis tapsiu stera, koks viesas sugalvojai tu neį. Ačiū labai. Kaip man buvo, kad trys žmonės pasikinėlėjai truputį prispaudate? Aš to ir tikėjausi. Nieko, ačiū labai gražu buvo. Tad pakalbėkime apie jūsų mokyklą. Kokia jūs buvote mokinė? Visų pirma, kokią mokyklą baigėte Žemaitijoje ir iš kokio jūs miesto? Taip, aš iš tikrųjų esu iš Žemaitijos ir iš Žemaičio ir kaimo neišmuši. Aš iš tikrųjų esu iš labai mažo miestelio. Baigiau tame miestelėje mokyklą, kurią šiais metais visai uždarė. Aš esu nuo Varnių ir kažkada per vieną mokyklos naktį sakiau, tai miestelis, kraštas, kuriame Valančius pradėjo blaivybę, aš gyvenu blaiviai, kaip galiu. Norėjau paklausti, kokia jūs buvot mokinė mokykloje? Ar viena iš tokių, kur pirmūnių, kurios sėdi pirmą suolį ir kelia ranką? Ir pažymių knygelį nebūdavo jokių pastabų? Pastabų nebuvo, tik vienas veidas. Per visus metus ar per visus 12 metų? Per visus 11. Tai norėčiau, mes turime vieną video klausimą jums. Norėčiau, kad paleistų gerbiamas Kristijonas Grigonis šį video klausimą, kuris net norėčiau priminti, kad jisai baigė Skelbijos mokyklą, bet vis tiek dar neišmoko paspausti mygtuko play, kad nufilmuotų 100-ąjį praeitų metų. Sveiki, aš Marijus Berenis. O aš Vytaras Radzevičius. Mes turime klausimą gerbiamui mokytojai Rasai Kazlauskienei.
kurią labai dažnai matome prie mandarinų. Sklandų gandai, bent mes esame apie tai girdėję, kad jūs į mokyklą esate atėjusi su šlepetėmis. Jeigu tai yra tiesa, kodėl? Ir ar tai tiesa? Na, neslėpsiu, su šlepetėmis vis geriau negu su skirtingais batais. Bet tai buvo, bet aš atėjau su šlepetėmis ne į šitą mokyklą, o dar viena ten prie 16 žiedo. Tiesiog labai skubėjau, buvo maždaug koks gegužės mėnuo, šlepetės nebuvo tokios jau labai prastos, nes jos kažką panašaus buvo, kažkas panašaus į basutes. Todėl pastebėjau vidurį pamokos, antros. Ačiū labai, kad sakė. Ir paskutinis klausimas. Kokie jūs nuo vaikystės norėjote tapti mokytoja? Aš pasakyčiau taip, aš iš pradžių norėjau būti buhalterė, nes mano tėvai abu yra buhalteriai. Paskui staiga labai panorau Žanetą Nepyk istorijos mokytoją patapti. Paskui nusprendžiau, kad žiauriai daug reikia skaityti ir tada nusprendžiau vokiečių kalbą bus paprasčiau. O mokytoją norėjau tapti visą gyvenimą. Po to, kai nusprendžiau, kad ne buhalterė būsiu. Ačiū, kad sakoma. Ir turime jums pasakyti užduotį. Esame paruošę jums video. Jūs turėsite atspėti šio video baigtį. Tai truputį nesiderinom turbūt. Tai tas pats. Atsiprašau, nepavyko išpildyti šios užduoties. Ačiū labai. Ačiū labai šios tokius pasikalbėjimus aplodite. Ir dabar norėčiau į sceną pakviesti 40 metų grupę kartu Halogenai.
kartą laba diena, labas vakaras. Norime dar kartą labai stipriai paplokime 40 metų kaip sakė Ąžuolas scenoje, grupė Halogenai. Nežinau, kiek iš jūsų esate informuoti, jog ši grupė, šis abiturientų, 27 laidos abiturientų pasididžiavimas, turi savo grupę Facebook'e, savo puslapį. Ir jeigu dar nesate palaikinę, aš labai kviečiu tai padaryti iš karto po renginio. Kodėl aš juos reklamuoju? Jie tikrai manęs to neprašė. Aš tiesiog tikiuosi, kai jie gros ar Siemens'e, ar Žalgirio arenoje, ar užsienyje, aš tiesiog gausiu nemokamų pakvietimų ir dar savo ir savo draugams. Ir viešniai, kurią aš dabar ir noriu pristatyti. Į sceną kviečiu žmogų, kurį žino visi iš čia esančių, žmogų, kuris yra ne tik Vilniaus Žemynos gimnazijos, tačiau spėju ir Žemyna Grand Hotel generalinė direktorė Rūta Krasauskienė. Turiu paminėti, jog šio žmogaus biografiją galite rasti Mokslų motinoje Wikipedijoje. Na, laba diena, direktorė, tai kaip jaučiatės šią tokią žiemišką, pakankamai šventišką dieną? Karštai, be jokios abejonės. Be jokių abejonių, čia žiauriai karšta ir labai dėkojame, kad bent jau buvo šiek tiek pravėdinta, nors girdėjau, kad čia šalta. Ketvirtokai ruošiasi egzaminams. Jiems turbūt dėl to šalta. Taip, visi prakaituoja. Ar jūs prisimenate savo šimtadienį? Taip, be jokios abejonės. Kokie liko įspūdžiai iš jo? Šaunus mes buvom naujoj mokykloje ir buvom tik antra tos mokyklos laida, vienintelė abiturientų klasė ir mes padarėm mokytojams teismą. Buvo karšta. Kągi čia ir be teismo karšta. Turiu dar tokį klausimą, kaip jūs įsivaizduojate, kas šitų čia sėdinčių ketvirtokų 27-osios abiturientų laidos galvose dedasi likus kiek daugiau nei 3 mėnesiams iki pirmojo egzamino? Man atrodo, kad tas pats dedasi jų galvose, kas ir likus 9 mėnesiams iki egzamino. Gerai, tuomet kalbame ne apie egzaminus, pasitraukiam nuo egzaminų. Aš tikiu, jog jūs domitės tuo, ką daro žemyniečiai ir be jokių abejonių Vilniaus Žemynos gimnazija garsėja savo sportiniais pasiekimais. Žinau, kad esate tikriausiai sporto gerbėja. Tiesa? Taip, tiesa. O ar vadinama antroji Lietuvos religija krepšinis yra arti jums širdies? Man artimesnis futbolas. Artimesnis futbolas. Bet vis tiek, turiu jums tokį vaizdo įrašą, kuriame kalba Vilniaus Žemynos gimnazijos kūno kultūros mokytojas Artūras Macijauskas. Pažiūrėkime, ką jis sako. Gerbiamas direktorė, aš noriu jums mesti iššūkį. Jūs turite pataikyti daugiau baudų metimų už Andrių Tumėną. Noriu visus perspėti, jog jeigu jūs galvojate, kad tai, kas čia bus, yra nesaugu ir kad gali būti sužeistų, patikėkit, mes klubų neplanuojam griauti dar. Bet sienas jau apgriovė. Gerai, leisiu žinoma pirmai direktoriai ir aš paprašysiu, palaukit. Aš skaičiuosiu, kiek jūs įmetėt, kadangi man matematika nėra pats geriausias dalykas, tikiuosi, jog ir jūs man padėsite tai padaryti, suskaičiuoti, kiek įmes direktorė. Ar mes turėsim laiką? 3, 2, 1. Galvo, Veskit nuo lentos. Trumpam sustatyti
kad padėtumėte kamuolį sugauti. Galima visą laiką iš naujo paleisti. Bet nieko nebus sako krepšinis. Kas skaičiavo, nes aš jau pasimečiau ties tai? 13! Direktorė sako 27, kodėl dėl to, kad tai 27? Gerai, aš atsiprašysiu visų, aš nenoriu varžytis, nes turiu prisipažinti, tikiuosi čia ir mokytas yra, šiais mokslo metais dar nespėjau padaryti kūno kultūros. Aš manau, kad galime dar prisėsti. Na ir norėčiau paklausti dar apie tokį rimtą reikalą, kuris mokykloje ne visuomet yra pripažįstamas, apie išdaigas. Ir aš jūsų klausiu dar prieš tai. Jūs sakėte, jog taip galėtumėte atskleisti keletą savo išdaigų iš mokyklos laikų arba iš direktoriavimo, nes nežinia, ar direktoriai krečia išdaigas ar ne. Gaila, nėra pavaduotojos Čižėnės, jinai papasakotų, kokią išdaigą čia iškrėtus. Bet jeigu kalbėti apie mokyklos laikus, tai kažkada, labai seniai, viena mūsų mokytoja atsinešė į mokyklą tortą nusipirkus gimtadienio progą ir pasidėjo iš lauko pusės ant palangės. Mes buvom labai alkani ir per palangę nusiropštėm ir pasivogėm tą jos tortą, suvalgėm, o tada įdėjom į vokelį tais laikais 5 rublius ir įmetėm jos pašto dėžutę, nes jinai gyveno visiškai netoli mokyklos. Aišku, jinai žinojo, kieno tai darbas, bet tortas buvo skanus, patikėkite. Nebuvau jau ten tokia, nors labai gerai mokiausi, bet nebuvau jau tokia gerutė, su ir adatą mokytojai padėjus ant kėdės. Pensionas buvo labai storas. Nenukentėjo. O jeigu kalbėti iš direktoriavimo laikų, tai turbūt išdaiga, kurią mes iškrėtėm kartu su Virginija Čeikauskiene, kuomet aš važiavau atostogų ir pas ją palikau savo automobilį ir paprašiau, kad jinai pravažiuotų tuo automobiliu ir jinai vieną dieną atvažiavo į mokyklą, pasistatė mano įprastoje vietoje ir tokiu būdu išgąsdino visus mokytojus, kurie sakė, kad neturėjo dar direktoriai grįžti, betgi mašina tai stovi, tai gal dar padirbti mokykloje. Na ir dar vienas klausimas. Mes visai neseniai girdėjome Halogeno atliktą dainą Tavo svajonė, kuri yra iš tiesų Andriaus Mamontovo. O kokiagi jūsų yra didžiausia svajonė susijusi su Vilniaus Žemynos gimnazijos ateitimi? Kad Žemynos gimnazija tokia, kokia jinai yra ir šiandieną išliktų ateityje. Kad mes džiaugtumės bendrystę, kad mes gebėtume gerbti vieni kitus, bendrauti, būti atvirais ir dalintis pačiu didžiausiu savo turtu – meile ir žiniomis. Turime jums šiokią tokią dovaną. Ačiū. O dabar, kol jaučiu direktorė, aš labai noriu, jog jūs, gerbimieji ketvirtokai, administracija, mokytojai, svečiai, trečiokai ir visi kiti, garsiai pasitiktumėte mūsų ketvirtokų šokėjus.
Kągi, žinoma, mūsų programa ketvirtokų turi būti kiek trumpesnė už trečiokų, kadangi mes ruošiamės baisiesiams egzaminams, kurie prasidės gegužę. Na, dabar noriu visus ketvirtokus prisidėjusius prie mūsų dalies pakviesti į sceną ir kad mes gerai, dar truputėlį pakviesime dabar išlėkusi Ąžuolo kartė. Ąžuolas nori padovanoti dar vieną dovanėlę, Rasa Kazlauskienė. Ar tik tiek prisidėjo? Žinoma, jaugus, ir pabėgai nuo manęs. Ketvirtokų vardu labai noriu padėkoti visiems trečiokams, kurie suorganizavo tokią nuostabią šventę. Ir žinoma, ketvirtokų dovanos. Jų čia nėra, kadangi mes jau išdalinom arba išdalinsime po renginio. Trečiokai, aptarnaujantysis personalas ir administracija gaus tortus. Skanaus. Iš ketvirtokų tiek. Linkime gerų 100 dienų. Ir trečiokai mes tikimės, jog paskutinį skambutį mes pasidarysime trankiai.